Tai labas rytas visiems. Vėl susitinkam skanių pokalbių laidelėje. Ir šiandieną mano svečias, galbūt jis ir nebus svečias, tuo labiau Artūrai, tu jau toksai būsi pastovus mano pašnekovas ir galima pasakyti, kad jau toks vietinis, nebe svečias. Taigi mes šiandieną su Artūru nusprendėme pabendrauti apie tokį keistą suvokimą, kas yra tarnystė kitam, kas yra tarnystė Dievui ir kaip tai augina meilę savyje. Ar augina. Mes pabandysim kažkaip tai abudu iš savo pozicijos, su savo kažkokiom patirtim, suvokimais pasidalinti tiesiog. Tai Artūrai, tu prisistatyk, jeigu gali dar kartelį. Labas rytas, Inga, labas rytas visiems mūsų žiūrintiems. Nežinau, kiek čia man dar reikia prisistatinėti, tai gal tiesiog trumpai pasakysiu, kad esu gyvenimo pokyčių treneris. Ir tiek. Gerai, ir tiek. Tinka mums. Tai sakyk, kaip tau šita tema? Mes truputėlį padiskutavom su tavimi, ir iš tikrųjų toks buvo, kaip ir nežinom labai stipriai, ar tai tiesa, ar netiesa, kad per tą kažkokią pagalbą kitam ar meilę kitam galime paauginti save. Ir kiek tai galime daryti? Ar yra tam tikros ribos, ar yra stogas, limitas? Nes kodėl aš tokią temą, netgi tokią temą pradėjau kalbėti šiandien? Nes kažkaip bendravusi su viena moterim labai užstrigo man tas jos sakinys, kad moteris sako, aš 10 metų tarnavau Dievui, tarnavau kažkokiam tikėjimui, turėjau mokytoją ir finaliniam variante suprantu šiandieną, kad man tai nepadėjo tapti laiminga arba laimingesnė. Tuo metu, kai aš buvau, jinai sako, buvo kaip ir gerai, nes užsipildė poreikiai kažkokie, kažkokia meilė atsirado tam Dievui ar kažkokiem žmonėm ar kažkokiai bendruomeniai, visa tai yra gerai. Bet kai žmogus išėjo iš jo, suprato, kad kaip batsiuvys be batų paliko. Tikrai labai įdomi tema. Kaip tau atrodo, Inga, kas iš viso yra tarnystė? Tas žodis. Tarnystė, man tokia, žinai, kadangi aš jogos mokytoja, tai man ta tarnystė kaip yra karma joga vadinasi jogoje. Tai kai tu tarnauji kitam žmogui ar kažkam be noro gauti atlygį. Tai yra tarnystė tokia. Tikrai sutinku su tavim, nes gali dauguma klausytojų ar dauguma žmonių galvoti, kad tarnystė yra tai kaip iš senų laikų vergų tarnystė, kad tarnauti. Taip, tarnauk, tu čia, žinai, ir daryk dalykus, kuriuos, žinai, aš noriu, o tu nenori. Tai taip pat, manau, tau pritarsiu, kad mes kalbam apie tą tarnystę, kai žmogus daro neatlygintinai gerą kitam žmogui, gyvūnams, gamtai, šiam pasauliui, neatlygintinai tam, kad būtų geriau žmogui, aplinkai, gali būti gyvūnams ir taip toliau. Ir čia gal pradėsiu nuo tokio mažo posakio, kuris yra labai stiprus. Jeigu nori kažką gauti, turi kažką duoti gyvenime. Ir mes labai dažnai galvojam, kad žmogus, aš čia noriu to, aš čia noriu ten, aš čia noriu būti toks, aš čia noriu, kad man kažkas tai padėtų tapti, žinai, turtingų verslininkų, kad man čia kažkas numestų milijoną loterijai. Ir tada taip susimastai ir pagalvoji, o ką aš duodu pasauliu? Ką aš duodu aplinkai? Ką aš duodu žmonėms? Ir labai dažnai, manau, galima būtų įlysti į tą žmogaus situaciją ir pamatyti, kad dažnai žmogus nieko neduoda. Jis net savo neduoda, nedaug savo duoda. Tai ką kalbėti apie tarnystę aplinkai.
Tai Ne? man taip atrodo, Artūrai, kad visų pirma, savo niekada niekas, nu, labai dažnas neduoda, nes nėra suvokimo savo duoti, nes tai skaitoma iš senų laikų, bent jau kaip mamos mus mokė senelės, kad tai yra egoizmas. Mhm. Nu, tada tu egoistė, žiūrėk, kaip šeimoje yra. Jeigu vyresnysis vaikas, aš vyriausia, pavyzdžiui, dukra, ne, ir turėjau mažesnę sesę. Man kas buvo sakoma visą laiką vaikystėje? Kaip Dalink. tu gali nesidalinti? Tu turi duoti, tada tu egoistė, jeigu tu neduodi. Tai tada supranti, kad kai užaugi, kad tu viską turi atiduoti. Bet žinai, man kartais būdavo toks pasipriešinimas, kartais galvodavau, nu kodėl aš visą laiką turiu duoti? Nu kodėl aš turiu visada viską atiduoti? Man tokia, žinai, vaikiška mano dalis tokia pikta viduj. Kodėl aš? Kodėl? Dėl to, kad yra netgi toks pasipriešinimas iš tų tėvų, nesupratimas, nebūk egoistė, dalinkės, nors neturi arba labai norėdavai to kaspino, nu tu kaspiną ką per pusę perkirpsi, nes reikia dalintis vis tiek. Tai toks, žinai, gaunasi, kai užaugi, tada tu nori dalintis. Bet kas yra, Artūrai, dalintis, kai tu neturi nieko? Nu, jeigu tu neturi, sakykime, to braškių kibiro, kuom tu gali pasidalinti? Tuščių kibirų. Jeigu tu turi tik tuščią kibirą, ne, tada tu gali kitam duoti ką? Tuščią kibirą. Jeigu turi kibirą su braškiam, vadinasi, tu gali dalintis. Tai vėlgi, dažnai tarnystė visų pirma man irgi kaip savanorystė skamba, savanoriauti yra sveikintina, ne, tai yra biški tokia kitokia pakraipa man biškiukai iš Mhm. turi, ne, negu tarnystė, toks žodis tarnauti. Bet vat, tą, kur sakai, kaip meilė savo, vat dalintis, kitam duodu ir kaip tu gali tada suvokti, duodamas kitam, kad tu numyli save. Mhm. Nu, Geras klausimas. sakykime, jo, tai vat, man visą laiką va tas, nu gerai, aš duodavau vaikystėje sesiai, viską reikėdavo duotis. Nenorėdavau, bet duoti reikėjo, va taip. Mhm. Tada galvoju, tai aš įpratau iš to pasipriešinimo vaikiško, ne, kadangi nenorėdavau duoti, nes visada tai reikėdavo daryti, vadinasi, mano kažkokia dalis yra labai nuskriausta ir labai liūdi. Nes maža mano sesuo neturėjo tokio įpročio, jai niekas nesakė, kad su vyriausia reikia dalintis, nes jinai vis tiek tipo mažesnė, jai viskas leistina, jai viskas galima, žinai, o aš protinga, aš privalau, aš turiu pavyzdį rodyti. Ir tada kaip užauga tas vaikas, nu, vat, kur mano meilė savo palieka? Palieka paskutiniai vietai, nes aš užaugusi ir gyvenu va taip, aš labai daug duodu. Ir net negalvoju, ar aš ten man reikia ar nereikia. Toks įspūdis, kad pas manęs tokia programa įrašyta, kad reikia dalintis. Turiu, neturiu, ar tuo tuščiu kibiru, ar tuo pilnu kibiru. Ir tą paskutinį kibirą atiduočiau. Tai va, ir čia yra jau nesveikas, ne? Nesveika tarnystė kitam. Iš poreikio kokio? Vadinasi, pas mane poreikis yra būti paguostai, gauti atpildą savotišką, ar tai žodžiu, ar tai paglostimu, ar tai pritarimu, ane? Vat gaunasi tas tuščias mano kibiras, ale noriu iš to geros širdies dalintis, nes taip išmokau, bet kita pusė sako, kad neturiu aš tų braškių. Mhm. Bet gal turi kažką kitą, vietoj braškių. Meilės, paguodos, palaikymo, ką gali Tai, pasidalinti. jo, kad matai, tada gaunasi taip, kad aš ir to neturiu, nes tai ir yra meilė savo. Paguosti save, mylėti save, atjausti save, ane, tada dvi pusės turi. Tada arba tai tampa savigaila, nu, kad tu visada gailiesi savęs. Viduj kažkokia graužatis ir tipo liūdesys, ane. Arba tu iš to poreikio eini į kitą, kad kitas tai duotų. Mhm. Nu, va, aš tipo gera, aš galiu dalintis su kitu. Nu, va, dalinsiuos. Ir mes suprantam, kad meilė savo yra sveikas egoizmas.
Ir visi mes esam savotiški egoistai, ne? Sutik, kad mes dėl savęs atėjome į šitą pasaulį ir dėl Tikrai savo taip. kažkokių poreikių. Tai vadinasi, jeigu aš einu pasitarnauti kitam, mano pasąmonė vis tiek yra kažkokia dalis, ko aš noriu iš to. Kažko aš noriu ten, ane? Bet tai yra labai normalu ir pasakysiu tokią frazę, kurią tikrai žinot beveik kiekvienas, kuris esat skridęs su lėktuvu ir šita frazė yra nuskambėjusi ir šiaip plačiai pasaulyje, kad ką sako stewardesė lėktuve, kai jinai pasakoja apie instrukciją, kad jeigu nutikus nelaimiai, avarijai ar kažkokiam kitam avariniai situacijai, kaukę visų pirmiausia užsidėk pats savo ir tik tada gali uždėti vaikams, aplinkiniams. Nes kas nutiks, jeigu tu jo savo neužsidėsi, o bandysi kitiems padėti. Ir būtent nuo čia ir gimsta meilė savo ir ego tas pradinis, jis aišku turi būti sveikas, bet aš turiu pirmą padėti savo, jeigu aš noriu padėti kitiems. Jeigu aš noriu padėti kitam išsivalyti jo daržą, mano daržas koks turi būti tvarkingas. Taip? Taip. Tai va, tai tik tiek, kad ta meilė, aišku, jinai turi būti sveika. Ir aišku, mes tada, jeigu toliau plėstumėmės į tą tarnystę, ne, tarnystę kitiems, o tai kaip tu manai, kur yra ta riba sveikos tarnystės kitiems žmonėms, aplinkai, gyvūnams ir taip toliau. Tai vat irgi galvoju, tarnystė, vat tas žodis galbūt tas pasitarnauti, kas yra sveika tarnystė. Man vat savanorystė, vat kažkoks žodis eina vat savanoriauti. Tada tu sąmoningai eini tarnauti, savanoriauti, savom, kas yra savanoriauti? Savo norų einu tarnauti. Ane? Nu, žiūrėk, duosiu, pavyzdžiui, pavyzdį. Šiais laikais labai daug žmonių yra prašoma dauguma žmonių, kad jie aukotų. Pavyzdžiui, gyvūnų prieglaudai, organizacijų, kurie padeda žmonėms, ar tai skaitosi tarnystė? Tai tu aukoji savo. Man tai savanorystė. Taip, ir tai galima sakyti savo norų tarnauti, padėti kažkam. Taip, reiškia, net lygintinai, tu eini, dirbi, įkvoji savo laiką, kad uždirbtum pinigėlius ir tada kažkokią tam tikrą dalį savo pinigų skiri toms organizacijoms, kurios padeda vaikams, nenuskriaustiems, padeda gyvūnams ir taip toliau. Ir čia jau gaunasi vėl ta tarnystė, savanorystė, kad tu jau kažką tai duodi ir vėl, žinai, mes galim prieiti prie gyvenimo virpesių. Taigi, ką mes kleidžiame, kaip mes gyvenam, tą mes ir atgal gaunam. Ir ne veltui minėjai jogos karmą. Tai jeigu prieitumėm prie karmos, ir kas tai yra, kaip tai veikia mūsų gyvenime, mes labai dažnai net nesusimastom, kad tie dalykai, tie geri dalykai, kuriuos mes darom ne savo, o kitiems, jie anksčiau ir vėliau grįžta ir grįžta dešimteriopai ir šimteriopai ir taip toliau. Bet aišku, mes, žinai, dažnai būna, kad padarai kažkam tai gerą, ar ten paukoji pinigų, ar ten išgelbėjai, žinai, kažką, ir jau lauki kitą dieną čia. Ne, kad čia, karma, kur tu čia, ką tu čia man dabar duosi ir kada čia tas, žinai, pirki biletą, bėgi į parduotuvę, laukite milijoną, bet jo nėra. Praeina savaitė, praeina mėnesis, praeina metai, jo nėra. Ir žinai, kas įdomiausia, kad žmogus laukdamas tų dalykų, jis nepastebi, ką jis gauna kitą. Pavyzdžiui, gerą sveikatą, nuostabią šeimą, tėvus ilgamžius, pojūčius savo, ten mato, girdi, užuodžia, kvėpuoja ir taip toliau, kas dauguma žmonių nebegali pasigirti tokiais dalykais. Ir tada mes vis dar laukiam iš tos karmos už mano padarytą tą gerą dalyką, kažko tai wow, o nepastebintų mažų dalykų, kurių mes gaunam iš visatos, iš kūrėjo ir mes turim būti laimingi. Ir kiek žmogui reikia pagalvojus, kiek žmogui reikia, kad žmogus būtų laimingas. Būti sveikam. Tai žinai, kai susirgsi, tikrai suprasi tą tiesą, bet kol mes nesergam, iš tikrųjų labai sunku suvokti aplamai, ko norisi. Bet gerai, Artūrai, vis tiek, o kas tavo, pasakyk, kaip tu tą tarnystę, ar tu, nes kiek žinau, tu esi susidūręs su tą tarnystę kažkokiu tai posūkiu, kampu,
kaip tu galvoji, vat ta tarnystė tavo augina meilę tavyje, tavo vertę, tavo kažkokį suvokimą? Ar tai yra tik tai fokusas į tą išorę, kad nori būti geras kitam? Kaip tau? Tai gerai, aš pasakysiu taip, kad visų pirmiausia, gal paminėsiu, kokias tarnystės atlieku. Tai viena iš didžiausių ir tyliausių mano tarnyšių yra, tai valau gamtą. Ir manęs niekas nemato. Ir tai darau kiekvieną dieną. Ir šiandieną kišenę šiukšlių prisirinkau parkelį šunį vedžiodamas. Ir tai darau ne dėl to, kad kažkas pamatytų, ne dėl to, kad kažkas mane pagirtų ar kažkas man padėkotų, o darau dėl gamtos, dėl gyvūnų. Ir man gaila tų žmonių, kurie yra tokie nelaimingi, kad nesugeba nusipirkti iš parduotuvės kažką tai suvalgyti ir numesti, nesugeba nunešti iki šiukšlinės, o išmeta kažkur. Ir tai mane augina mano savivertė viduje, nes aš jaučiuosi labai gerai tai padaręs. Grįžtu į Lietuvą atostogų metu ir pasiemu šiukšlių maišus ir važiuoju rinkti šiukšlių miške žmonių, kurie atvažiuoja po ten turistinių ar kažkokių tai barbekių ir primėto pilnus pamiškės pievas. Ir važiuoju tai darau ir niekam nepasakoju. Ir man nereikia, kad kažkas tai žinotų, bet man gera savy. Taip pat aišku, aukoju ir pinigėlius, ir vaikų organizacijoms, ir gyvūnams. Dažnai vežam gyvūnams, perkam visokius dalykėlius. Ne? Taip pat neatlygintinai dalinu savo paslaugas. Bet yra tam tikros organizacijos, kuriuoms skiriu po keletą savo konsultacijų, jie paskiria tam tikroms šeimoms. Ir tai darau neatlygintinai. Ir taip, tie visi dalykai labai stipriai pakelia mano vertę, nes tu tada pajauti tikrumą. Tu pajauti tikrumą nuo to, ką tu darai, ir kai tu matai pokyčius tuose žmonyse, kurie gal norėtų, bet jie negali. Jie neturi finansų, jie gal tiesiog patys to nesugalvotų ir patys to nepadarytų. Ne? Ir kai tu pasidalini tuom, taip, tai vyksta labai didžiuliai pokyčiai ne tik klientų gyvenimuose ir širdise, bet taip pat ir mano. Ir tai yra tiesiog wow. O kokį poreikį, Artūrai, tavėje patenkina? Vat visą tai, ką tu darai, vat, į tokį į vidų įeik savo, koks čia poreikis yra žmogaus, nes mes vis tiek, kaip sakau, darom iš kažkokio siekio dėl savęs. Nu, vad nors tokio, bet vis tiek tai yra kažkas. Tai gal poreikio, žinai, aš taip pasakysiu, aš nuo daug metų ir dabar ypač labai stipriai reiškiu, kad aš noriu, kad pasaulis taptų geresnė vieta gyventi visiems. Bent dalelė. Ir tai, ką aš darau, jaučiu, kad prisidedu prie pasaulio gerėjimo. Aha, tai tu savo vietą valaisi, ne, aš to atliepsiu. Jeigu tu tai darai ir tai yra per egoizmą eikime, ne, mes vis tiek visi truputėlį egoistai, tai tu valai savo vietą. Toks gali būti, žinai, nu, ir pasaulio prasme viso, bet jeigu eiti per va tą savęs prizmę, žinai, surasti, kodėl aš tai darau dėl savęs. Patinka, pažiūrėjau, aš sakau, jo, man patinka, bet vėlgi patinka, kodėl, kas ten patinka. Tai va, žinai, irgi gali labai susirasti, nu, va to, švarinu ir valaus vietą, nu, kad ir pats turėčiau kur gyventi, kokioje švarioje vietoje, žinai. Žinoma, ir savo palikuonėms, ne, palikti kažką vaikams, palikti kažką anūkams. Ir aplamai norisi, sakau, nešti tą žinią, nešti pasauliui, kad žmonės, nubuskim ir žiūrėkim, kaip fainai mes galim gyventi tvarkingai, kaip galim padėti vieni kitiems, tarnauti vieni kitiems, ne, savanoriauti vieni kitiems. Ir per tą pagalbą, kokie mes tampam stipresni, ne, nes kai susiskaldo visuomenė, kai nebenorim padėti kaimynui, padėti, ne, nuskriaustam žmogui, padėti tiems žmonėms ar gyvūnams, kurie negali savim pasirūpinti, kai mes tie, kurie turime daugiau ir nebenorim to daryti, tai tada skaldomės, ne, ir kai susiskaldžiusi visuomenė, susiskaldžiusi kariuomenė ar bendruomenė,
nieko gero nesigauna iš to, ne, turim būti vieningi. Mhm. Tai tu vis tiek neatsakė, Artūrai, man. Tarnystė ar padeda auginti meilę savo? Taip, tai pasakiau, gal kitaip pasakiau, bet tikrai taip. Tarnystė kitiems stipriai prisideda prie meilės savo. Meilę savo. O kaip Taip, tu suvoki tada tau? Nu, vat, tu pasitarnauji, tu tarnauji. e, Vis dėlto vis tiek savanoriauju. savanoriauji. Jo, vat geriau savanoriauti negu tarnauti, aš galvoju, ne? Tai kažkaip skamba. Nu, tas žodis skamba taip, daug geriau. Jo, savanoriauti, tai o kokia vis tiek, vat, ką konkrečiai, kaip galima tai auginti, vat, kitiems žmonėms galime nu, kažkaip suvokti, padėti, ne? Mhm. Kaip per tarnystę galime labiau auginti va, savo meilę. Mhm. Galbūt, žinai, man tas va dabar atėjo, gal čia kaip veidrodžio atspindys, žinai, kai tu pasitarnauji, tu matai žmonės, kurie šypsosi, kurie yra laimingi. Va šitą emociją, tu Mhm. matydamas kitose žmonėse, akise, Mhm. tu gražinsi savo kaip pasitenkinimą, ne, kaip tą resursą, kad wow, Bet, vat, ir aš vat, galiu būti tokia ir aš gera esu. Nu, gal iš tos perspektyvos, kaip aš galvoju, galima vat, save pradėti mylėti, kad nes iš tikrųjų gal save mylėti labai sunku, nes kai kiti atliepia, dar tu gali tą refleksiją pamatyti, ane, apie save. Nu, kažkas pasidalina, sako, Inga, kokia tu faina, kokia tu gabi. Bet aš galvoju, Jėzau, aš net nepastebiu tokios savybės savo pati, ane? Tai per kitus mes galime gal pamatyti va tas savybės tokias, žinai, apčiuopti, išgirsti iš kito žmogaus. mhm. Bet ir šiaip, jeigu paim dvi skirtingas situacijas, kaip žmogus reaguoja į kitą žmogų, kai nuskriaudžia, kai kitą žmogų padaro liūdną, verkiantį, ane, ir kita situacija, kai žmogus kitą žmogų pralinksmina, kai sukelia žmogui šypseną, kai žmogus dėkoja, kai žmogus gal nori apsikabinti. Tai vad paimkim tas dvi situacijas skirtingas ir paimkim tą žmogų, kuris vienu metu duoda neigiamą emociją ir kitu metu duoda teigiamą. Ką žmogus pats gauna atgal? Ne? Taip, 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 Tai tas. va čia kaip tu ir pasakėjai, tai nuo ko galima pradėti, labai paprastas patarimas būtų ir va čia tiesiog dabar gimė tokia mintis greitai, mes tikrai visi turime namie savo namuose daug daugiau dalykų, negu mums reikia. Tai tiesiog neparduokit, o atiduokit, paukokit, peržiūrėkit savo spintas, peržiūrėkit savo batų dėžės, peržiūrėkit savo ten aksesuarus ir kitus dalykus, kiek daug yra organizacijų, vaikų namų, nepasiturinčių žmonių, kurie su mielu noru tai priimtų iš jūsų. Ir Taip, tiesiog padovanokit ir pamatysit, kaip šypsosis ir gausit jau atgal tą šypseną, gausit tą šiltumą, ne, ypač dabar, pavyzdžiui, artėja šventės. Labai puikiai žinom, stebuklų metas, kalėdų laikotarpis. Lygiai tas pats, kiek yra aplinkui, jeigu pasidomėtumėt savo mieste, savo šalyje, kiek daug yra organizacijų, kurios remia tuos būtent vaikus, tas šeimas, kurie neturi tai, ką mes turime. Neturi šeimų, neturi tėvų, neturi dovanų. Ir kaip jiems reikia to. Ir jeigu jūs bent tą mini dalelę iš savęs pridėtumėt ir kažkaip tai palepintumėt tuos žmonės, palepintumėt tuos vaikus ir gautumėt iš jų atgal tą šilumą, tą dėkingumą, tą šypseną, pamatysit ir pajausit, kaip jūsų savivertė, jūsų meilė savo taip. kils, ne, Taip, didės savo. taip, iš tikrųjų, aš irgi galvoju, kad nors aišku, man čia tokių, žinai, priešingų visokiausių minčių kyla kitos tokai, bet čia galbūt kita tema tokia būtų, žinai, tas žodis atiduoti, tada labai sąmoningą gyvenimą reikia pradėti gyventi kiekvienam, kad nebūtų ko atiduoti ir nešiukšlinti tos šeimos ir nereikėtų mėtyti tų daiktų, nes tų daiktų yra tiek begalės pas mus, pas kiekvieną, kad jų Taip. nebereikia niekam. Niekam nebereikia. Žinai, visi kratosi tų šiukšlių, tų daiktų. Bet čia kita tema. Gerai, tai sakykime, galima sakyti, kad tarnystė tai yra, perverčiam žodį, labiau savanorystė, ne savanorių pasitarnauti kitam ir per tai mes galime auginti savo meilę savo. Man dar netgi, žinai, tas tarnystė su kuo dar? Aš galvoju, labai
faina iš tikrųjų girdėti, kai žmonės tarnauja, vat kažkur eina, kažką duoda, kažkur ten visiems gelbėja, arba būna bendruomenėse. Viskas gerai, kol ta bendruomenė yra. Kol yra kažkur, kur tu nuneši savo tą užpakalį ir tenais apsigaubi tuo kažkokiu, žinai, pūkais užsidedi, nu, tipo tarnauju, dabar esu vat, kažkur tai ir, sakykime, tarp jogų aš būčiau, ne? Ir viskas Mhm. labai faina. Kol jie yra, man faina. O kai jų nebėra, aš vėl susidurčiau su ta pačia tiesa. O kas aš esu? Ane? Ir va tas toksai ypatingai tarnystė per bendruomeniškumą, per bendruomenės. Nu, aš turiu omeny, kad, nu taip yra, juk daug bendruomenių, kurios irgi yra su tarnystė, su Dievu susietos, ane, labai. Ir va aš galvoju, su tikėjimais kažkokiais, kad kol tu esi ten, tai viskas yra labai smagu. Bet vėlgi, aš manau, jeigu tu prisipildytum pats tą meilę, vat kažkaip, ane, ir ateitum tada į tą tarnystę Dievui, tu ateitum visai su kita energija, su ta vidiniu stuburu, kad ar būtų ta bendruomenė, ar tas tikėjimas, ar kažkas, ar jo neliktų, aš vis tiek būčiau aš, tame gerume, toje meilėje, tai nekintama, ane? Nu ir, vat atsimeni, aš tau sakiau, vat tuos žodžius, man labai tinka, kad kaip Dievas sako, mylėk mane taip, kaip patį save. Ane? Tada gaunasi tie žodžiai tokie prasmingi, kad Dievas ir sako, ne mane mylėk, o po to save, o pradėk mylėti save taip stipriai, kad aš tai pajausčiau ir tada tu galėsi mylėti mane. Taip, nes meilė yra besąlygiška. Taip, būtent, Ar, ten, ar, besąlyginė. ar nėra ten dar tokio sakinio ar kažkas iš Biblijos, kad mylėk taip pat save kaip savo artimą? Aha, mylėk savo artimą kaip patį save. Tai va, irgi tas pats, ne, tada Taip, reiškia, ne pirmą ten lip sienom pas Dievą, ne, o pirmą mylėk save ir mylėk aplinką, mylėk savo šeimą, ne, o kiek daug žinom, kiek daug yra problemų šeimose, ne, tai vėl tada. taip. Tai va, ir čia ta tiesa, kai žmogus pirmą pradeda mylėti vaiką, vyrą, reikalauja mamos, tėtės, ne visų kitų, bet ne savęs. Bet iš tikrųjų visą laiką yra viskas atvirkščiai, viskas prasideda nuo savęs. Kai mes Mhm. pradėsim mylėti save, mes mylėsim visus kitus. Kiti tiesiog pajaus, net nereikės sakyti, kad tu myli, nemyli, įrodinėti kažkaip tai, ne? Tiesiog tai yra pojūtis, tai yra emocinis fonas, tai yra vibracijos energija. Taip, o klausyk, Inga, gal turi kokiu nors patarimu mūsų klausytojams, Kaip pradėti mylėti save? taip, ar kaip kelti meilę labiau savo. Mhm. Aš galvoju, galbūt labiausiai, nu, galiu pasidalinti tuom, kaip aš pati tai dariau. Tai yra turbūt geriausias būdas dalintis savo praktikom praeitom. Tai visų pirma, aš pradėjau vėlgi nuo dėkingumo. Ir nuo dėkingumo pirma ne savo, o mamai. Nes aš tikiu, kad aš esu ne tik aš esu visa mano giminės sistema, o aš atėjau į šitą pasaulį iš mamos iščių. Ir visų pirma, jeigu nemyli savo šaknų, tai yra tėvų, tu tada niekas nesi. Tu net nesuvoksi, kas esi kaip vienetas šiame pasaulyje, ne? Tai aš pradėjau nuo dėkingumo mamai, tada tėčiui ir tada rašiau dėkingumą savo. Ir dėkingumą rašiau 60 dienų, 21 punktas, kiekvieną dieną, nepraleidžiant nei vienos dienos, tam, kad įsileiščiau kitą tiesą, kitą tikėjimą ir neuronų jungtis susijungtų ir padarytų visai kitus takus mano galvoje, nes aš tikėjau seniau, kad mano mama bloga, mano tėtis netoks, aš niekam tikusi, vienu žodžiu, viskas pas mane buvo blogai, žinokit. Tai aš tikiu, kad viską gali persikurti ir tą meilę savo gali tikrai prisipildyti ją, bet tai yra nuolatinis darbas. Tai yra va tas
nuolatinis, kaip yra attention, dėmesys, ne? Dėmesys savo. Va dėmesys savo kiekvieną rytą. Atsibundi, šipsaisi ir sakai, ačiū, mieloji, kad tu atsibudai. Sau sakai, ne vyrui, kuris šalia ten guli, ne, o dukrai. Sau sakai, ačiū, ačiū, kad mano kūnas yra dėl manęs sveikas. Ačiū savo rankom, ačiū savo kojom, kad kiek daug galiu padaryti dėl kitų, dėl savęs. Tai va, aš tai va nuo tokių dalykų paprasčiausiai pradėjau tiesiog visą laiką dėmesį nukreipti į save. Sau sakyti ačiū, savęs klausti, ar tikrai noriu, ko noriu, ar man tai reikalinga. Iš tikrųjų, tai yra apie didelį darbą, galiu pasakyti, tikrai. Daug reikėjo rašyti, daug skaičiau, daug meditavau, afirmacijas kartojau. Vienas iš tų irgi patikėti, kad tu esi kažko verta, man labai padėjo afirmacijų kartojimas. Tai yra nuolatinis darbas, irgi 21 dieną tą pačią afirmaciją. Išsirenki pačią geriausią ir pačią fainiausią, kas tau limpa, ir kartoji. Aišku, kiti sako, kad nelabai ten tinka ar kažką, bet čia kiekvieno nuomonė. Mes tikrai neperšam ir nesiūlom jums. Tiesiog aš dalinuosi, kas man padėjo asmeniškai ir kas man suveikia. O kas tau, Artūrai, tu turi kokias praktikas, kurias tu darai? Super. Visų pirmiausia, ačiū tau už tavo pasidalinimus. Gal pasakysiu klausytojams, kodėl paminėjai 21 dieną. Yra sakoma, kad jeigu nori, kad taptų įprotis, daryk tai 21 dieną arba nedaryk 21 dienos ir tiesiog kūnas, mūsų organizmas, visi tam tikri dalykai pripranta prie to ir tada jau tai tampa natūraliai. Tai aš galiu tau tiesiog pritarti ir su tavim tau oponuoti, kad aš lygiai tą patį dariau, tik tais gal mažiau rašiau, bet jau tai darau daugybę metų, kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą dėkoju. Tai visų pirmiausia, dėkoju visatai už viską. Dėkoju už mamą, už tėtį, už kūną, už man duotą sielą, protą, gebėjimus, galimybės, resursus, už lietų, už saulę, už gyvybinę visatos energiją, už gyvūnus, už nuostabią šeimą, už ligas, už toksinius žmonės, už toksinius įvykius, kurie man leidžia augti, už klaidas, kurias gaunu, už pamokas ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kartais būna tie mano dėkojimai ir 10, ir 20, ir pusę valandos. Priklausomai, kiek turiu laiko, bet tai darau kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą ir tai tikrai ne vieneri metai jau. O tu rašai, ar tu sakai? Aš viską sakau, bet lygiai taip pat su rašymu, tai aš rašau, bet rašau rečiau. Turiu taip pat dienoraštį savo, turiu savo užrašus, aišku, ten užsirašinėju visus savo norus, tikslus, savaitės, mėnesio, metų. Ir taip pat, kai man užeina, aš tada pasirašau, padėkoju, už tą mėnesį, gal kažkas, kas įvyko ir taip toliau. Tai va, o vienas iš man asmeninio, kas man labai padėjo ir ką gal galiu patarti kitiems, ką visų pirmiausia reikia nustoti daryti, tai visų pirmiausia reikia nustoti meluoti savo. Norint pradėti mylėti save ir kelti meilę savo, reikia nustoti meluoti savo. Nustoti meluoti, kad man padės rūkalai, ar man padės alkoholis, pabėgti nuo kažkokių tai problemų. Nustoti meluoti savo, kad aš einu daryti tai, kas visiškai manęs nenuves kažkur kitur, o stoti drąsiai prieš problemas ir spręsti jas ir keisti, ne? O mes labai dažnai savo meluojam. Vieną dieną meluojam, o ten aš tą padarysiu ir man ten bus geriau. Ne, nebus tau geriau. O ten aš nueisiu, išgersiu, žinai, ten man pagerės nuo kažkokių problemų. Ne, pagerės tik tuo metu. Bet kai ryte atsikėlės, bus dar blogiau. Tai vad, kai žmogus nustoja meluoti savo, aišku, tada jis nustoja meluoti ir aplinkai. Ir tada tu ateini toks, koks tu esi. Nuogas, atviras, autentiškas, ne? Ir tada tave priims tai, kas nori priimti. Tau nereikia niekam nieko įrodinėti. Tikrai, tai. Ir dėl to dėmesingumo tai labai noriu pridurti. Čia lygiai tas pats, kaip su sporto sale yra. Vyrukai nori būti raumeningi, turėti bicepsus didelius, žinai, ten, pradeda eiti salę. Paeina dieną, 2, ten, savaitę, mėnesis, viskas. Niekas neauga, niekas čia nesikeičia, pameta
ir vėl grįžti į savo normalų gyvenimą. Taip nebus. Jeigu tu nori net užsiauginti raumenį, tau reikės tai daryti disciplinuotai, sveikai maitintis, ilgai miegoti ir tai daryti pastoviai. Metus, 2, 5, 10 ir išlaikyti savo formą. Tai lygiai tas pats ir su sąmoningumu. Ne? Jeigu tu ten pabandai savaitę, padėkoti, savaitę, žinai, ten būti geresniu ir tau nepasisekė po savaitės, tai tu Nieko neturi nebus. nustoti. Taip. Nieko nebus. Tu turi įsikabinti ir tai turi tapti tavo rutina, tai turi tapti tavo gyvenimo būdas. Tu turi tuom gyventi, norint pakeisti savo gyvenimą. Iš tikrųjų, aš labai pritariu. Tai ką, aš šiandieną galvoju, tuom ir pabaigėme, ne? Davėme kažkokių gairių, ką galima pradėti daryti dėl savęs, nuo ko pradėti. Taigi tema labai plati. Savanorystė, tarnystė tikrai augina jūsų širdį, tai tikrai jūsų meilę kitam, nes kaip Artūras ir sako, ką duosite, tą ir gausite. Ką Artūrai norėtum pabaigai pasakyti? Tai norėčiau pasakyti, kad mylėkit save, mylėkit kitus, rūpinkitės ir savimi, ir kitais, ir nebijokite duoti. Ypač kai norite gauti, nebijokite duoti, duokite. Dalinkitės, mylėkite ir būkite mylimi. Tikrai, tai sakome labas rytas, ačiū visiems, kas žiūrite mus, užduokite klausimus, mums iš tikrųjų jūs irgi padėsite augti, mes laukiame atgalinio ryšio, galime padiskutuoti su jumis arba atsakyti ir per kažkokius filmavimo laideles, neatsakyti jūsų klausimus norimus, kas jums rūpi, mums labai įdomu. Mes čia esame dėl jūsų. Ir tai yra irgi tarnystė. Tai ką, sakome viso gero, ačiū tau, Artūrai, labai. Ir gražios dienos. Ačiū tau, Inga. Iki Iki. visiems.